Labas vakaras Infostudijos žiūrovai. Šį vakarą Infostudijoje pas mus svečiuojasi Kuršėnų menų mokyklos vadovas Ramūnas Narskis. Labas vakaras, Ramūnai. Labas vakaras žiūrovai. Artėja nauji mokslo metai, o Kuršėnų menų mokyklai, kaip žinia, jie 59-ieji šiais metais, ar ne? Tad Ramūnai, klausimas, kaip pasitinkate? Pasitinkame džiugiai. Turime labai daug mokinių, mokytojų. Džiaugiamės, kad mūsų kolektyvas padidėjo per tą 5-6 metų net 9 mokytojais. Šiandien esame paskelbę paiešką, kvietimą į mūsų komandą dar keletos mokytojų. Tai tikimės, kad iki rugsėjo mėnesių mes jau juos turėsime. Ir džiaugiamės, kad mes didėjame, galime daugiau suteikti paslaugų Šiaulių rajono vaikams, kurie iš ties yra, ne visi turi tokias galimybės, kad išvažiuoti į miestą, kažkur kitur. Ir džiaugiamės, kad mes galim jiem tą sudarytą sąlygas, o mokyklos, aišku, mūsų partneriai, kuriuose vyksta mūsų ugdymo procesas, tai jos darosi dar patrauklesnės. Tai apie tas paslaugas, ugdymo programas gal smulkiau ir papasakokit, kokios yra vykdomos. Iš tikrųjų, Kuršėnų meno mokykloje tai mes turime ir smuiko instrumento, akordeono instrumento, turime solinį dainavimą, fortepijoną ir be galo džiaugiamės naujom programom, kurias mes 3 metai šiemet bus, kai vykdome, tai teatro ugdymo programą, turime puikias specialistės, mokytojas, kurios iš tikrųjų užvedė tuos vaikus, uždegė ir jau mokslo metų pabaigoje matėme jau pirmosius tuos rezultatus, spektaklius, pasirodymus ir tikimės, kad tie vaikai, tie reiškia mūsų ugdytiniai, kurie teatro ugdymo programas vykdys, mokos, tai jie jau neužilgą galės mums padėti, pagelbėti irgi organizuojant renginius, dalyvaujant, papuošiant juos. Ir kalėdiniai renginiai buvo, tai būtent mūsų teatro mokytoja Andrėja Stulginskienė kartu su mokiniais vedė tą vakarą. Tai iš ties buvo įspūdingas ir matom, kaip pasikeičia visą tą bendruomenės požiūris ir kaip džiaugiamės, kad reiškia, mes galim įnešti visai kitokias spalvas tarp muzikos ir dar būtent spektaklis. Be jokios abejonės. Ir kiek žinau, išvykstate į įvairius konkursus, įvairias šalis, ar ne? Taip, šiemet mūsų mokiniai, vadovaujami mokytojas Hanos Mockienės, turėjo galimybę vykti į Austriją, į Vieną, kur vyko chorų festivalis, tai džiaugiamės sėkmingų pasirodymų ir kad labai dėkingi esam Šiaulių rajono savivaldybei ir merui už pagalbą, finansavimą šitos išvykos. Tai iš tikrųjų išvažiavę mes parodome, kad mes turime be galo daug talentingų, gerų ir vaikų, ir mokytojų, kuriais galim didžiuotis ir kurie viešina ir ne tik tai, kad mūsų mokyklą, bet ir rajoną ir aišku Lietuvą atstovauja. Ramūnai, papasakokit apie neformalųjį ugdymą. Mes kaip neformalųjį papildantis ugdymas, tai esame 2 mokyklos Šiaulių rajone, tai sporto mokykla Kuršėnų ir Kuršėnų meno mokykla, o kaip neformalus ugdymas yra Šiaulių rajono Kuršėnų kūrybos namai. Tai kadangi mes su jais visais kartu bendradarbiaujame, glaudžiai vieni su kitais, jeigu reikia renginiuose dalyvaujam, pasikviečiam, tai šiai dienai mes galim pasidžiaugti, kad Šiaulių rajonas, Šiaulių rajono savivaldybė, švietimo skyrius labai didelį dėmesį kreipia būtent į tą neformalų dar ugdymą, formalų papildantį ir šiai dienai mes turime virš 1200 ugdytinių Šiaulių rajono mokinių, kurie yra užimti mūsų būreliuose, mūsų pamokose, mūsų veiklose. Ir sporto mokykla, Kuršėnų sporto mokykla turi 470 kažkur tai plius minus vaikų, mes 460, na, o kūrybos namai 340. Ir
sporto mokyklą, Kuršėnų meno mokyklą, veikia beveik 8 mokyklose Šiaulių rajono, o kūrybos namai 4. Tai pagal mokytojų skaičių, pagal paslaugų, tai vaikai yra užimti. Ir aš visada akcentuoju taip, kuo vaikai daugiau užimti, tuo mažiau lieka laiko nereikalingiam dalykam. Ir jie auga kitokie, auga turiningesni, turtingesni, žinodami, ką gali padaryti ir išmoksta to, ko tikrai gyvenime galbūt negalvoja, kad jie gali tą padaryti. Ramūnai, sakykite, ar šiais metais yra numatomos šiais mokslo metais kažkokios naujovės? Šiais metais mes labai džiaugiamės, kad Šiaulių rajono savivaldybė palaiko mūsų tą mokyklą, jos ugdymo programas ir bandysim toliau didinti ir teatro ugdymo programą įgyvendinti, kadangi tai nauja programa ir tikimės, kad turėsim ir mokinių, ir mokytojų ir manau, kad ateityje yra svajonių dar, bet reikia viską susidėlioti, susiskaičiuoti ir tada. Kągi, svajonės turi susigulėti dar. Apie renovaciją, ar planuose galbūt kažką renovuotis, tvarkytis? Planuose renovacijas, tai dabar mes Šiaulių rajono savivaldybė kiekvienais metais teikia visiems mokyklų vadovam užklausas, kas ką norit pasidaryti. Tai mes šiemet remontavome 2 kabinetus, aišku, mums reikalinga renovacijai lėšos, tai būtent instrumentam tvarkyti, kadangi jau instrumentai, akordeonai bei fortepijonai, pianinai, kiekvieną kartą juos reikia sezoniškai juos sureguliuoti, suderinti. Tai aišku, čia skiriamos lėšos yra, o dėl renovacijos tai didžiausia svajonė yra, nežinau, kaip pavyks, nepavyks, tai mokykla, kad turėtų 3. aukštą ir 3. aukšte būtų koncertinė salė. Tai šią svajonę mes jau galime į orą paleisti, kaip sakant. Aš jau senai leidžiu, dabar įgarsinam dar kartą, kad mes juos norim ir iš tikrųjų tai leistų atidaryti, mokyklai sudarys žymiai geresnės sąlygas dalyvauti tarptautiniuose konkursuose ir festivalius organizuoti, nes jau turėsim nuosavą tokią erdvę, kur iš tikrųjų yra reikalinga, nors turim Šiaulių rajone Kuršėnuose ir kultūros centrą, su kuriuo bendradarbiaujam ir reikalui esant mes pasinaudojam tom galimybėm, bet vis tiek mums nuosavą turėti yra kitaip, kadangi vis tiek ir įranga, ir aparatūra, ir pozicija, viskas būtų vietoj. Na, kiek žinau, norite pakviesti mokytojus, ar ne, prisijungti prie jūsų menų mokyklos? Taip. Iš tikrųjų, kadangi mūsų mokytojai nebeturi pajėgumų patys tiek apimti darbų, kiek turime, vaikų didėja ir norime pakviesti būtent fortepijono, solinio dainavimo, teatro mokytojus prisijungti prie mūsų komandos. Ir iš tikrųjų lauksime visą savaitę, o norėtųsi, kad jau nuo rugsėjo 1 galėtume eiti naują startą į tuos prieš jubiliejinius metus su pilnu kolektyvų sąstatu, kuris žengs į priekį kartu su mum. Gal jau yra minčių, kaip švęsite jubiliejų? Taip, jau turime tokių minčių šiek tiek ir mūsų teatro mokytoja Andrėja Stulginskienė žadėjo mums padėti jį suorganizuoti, rašyti scenarijų, viską ir žiūrėsim, kaip mums čia pavyksta jubiliejų susiderinti visą. Sakykite, Ramūnai, kaip etatinis apmokėjimas atsiliepia jūsų ugdymo procesui? Ugdymo procesui mums finansavimas visada yra labai reikalingas ir jeigu mes 2019 metais, kai aš atėjau į mokyklą dirbti, buvo finansuojama 500 000 eurų maždaug biudžetas buvo. Šiai dienai mes esame pasiekę 1 200 000, apie 30 000. Bet
aišku, į tai įeina labai daug dedamųjų, apart etatinio apmokėjimo, dar yra ir visas būtinės visi remontai ir panašiai, bet mokytojams, kadangi kyla ir valstybėje numatyti tie etatiniai apmokėjimo kaštai, tai tie prisideda, bet visą tą, aišku, didžiąją dalim, praktiškai visą tą dalį finansuoja Šiaulių rajono savivaldybė. Skaičiai atrodo įspūdingi, ar pakanka to finansavimo? Stengiamės įtilpti tą finansavimą šitą ir labai norėtųsi, kad prie šito Šiaulių rajono savivaldybėm, kur yra nuleistas iš ministerijos nurodymas, kad turit finansuoti, norėtųsi, kad valstybė daugiau prisidėtų galimybėm finansuoti būtent tas neformalų ugdymą, formalų ugdymą priemonės, mokymus, nes tai yra tikslinės lėšus. O kada, pavyzdžiui, mes labai daug vykdom įvairių prevencinių priemonių, ten lankstinukų gamybai, dar viskam, būkim biedni, bet teisingi, kad reiškia, ne viskas veikia. Juos paskaitom, paplatinam, išmetam, o čia kiekvieną dieną vaikas užimtas, prižiūrėtas, jis tam tikrų laikų būna ir viską žina ir geba ir jie iš to išeina žymiai turtingesni. O aišku, tėvam tai didelis rūpesčio nukritimas, kadangi vaikas atėjęs į savo mokyklą, nuo ryto atlieka savo pamokas, o paskui niekur neišvažiuodamas, niekur neišeidamas mokosi kitoje ugdymo įstaigoje. Tai manau, kad Šiaulių rajono pozicija būtent tokį modelį leisti vykdyti mums kitose mokyklose yra tikrai labai geras, sveikintinas ir tikimės, kad ir toliau taip žengsim į priekį. Kągi, linkime Kuršėnų menų mokyklai sėkmingai startuoti naujus mokslo metus, gerų naujų mokslo metų, o apie juos, apie visas naujienas mums papasakojo Kuršėnų menų mokyklos vadovas Ramūnas Snarskis. Ačiū, kad atvykot. Ačiū, kad klausėt. Geros dienos. 15 Šiaulių nakčikės rugpjūčio 23-31 naktim. Kai saka gyvenims nuo 15 tik prasideda. A koks tava QR-kods per Šiaulių nakčikės? Festivalius finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, S+, Salda, 16 Media, Interskalit, Rubiks. Informuoju visus. Miesto naujienos.lt, Baltikum, Eta+, Ovex, To Go, Šiaulių kraštas, RS2. Da geri draugai. Dara, reakcija ir naktis. Agirč, jau